Rap God, bitch, they envy me. I'm way up out these rappers' league. They say I'm just what hip-hop need. MMA tavo stichija, kur tu esi stipresnis? Tynėse, stovėsenoj? Visur po biškį. Yra greitumas, plaksamoji jėga, širdis, smūgis, viskas yra viename. Kai tave, 3 viename, metas čia, let's go. Greitai įveiksiu savo priešingą, manau. Ir tada, žinai, niekada nešokdavom vienas prieš nieką, tai nežinau, dar reikia pagalvoti, ar padėsiu draugui, jam leisiu sukovoti, ir tada eisiu, ar greičiau kuo užbaigti reikalą ir išeiti. Einu naktinę pamainą, aš sėkmę turiu. Aš tik dabar suprantu čia kodėl, kai bandau kasdieną, aš čia ir vėl tik pasiekti. Kaip dalykas, kaip daryk, ką savo laisvę greuna, laisvę gyvenę sąstą. Vaisą gyvenamą gražią grupę, neduką be patapę. Nu ką yra, pagaliau susirinko pašnekėti apie Jungle Kingą, was Gucci niggas. Parsivesiu draugę, laukiu draugės karodžio, kur pašnekėti reikės truputį apie jų žmonės, kur visi tylėjo, aš užlaižiausi. Pohui, seni, važiuojam tol, draugė atėjo, seni, opa. Labas, Saulė, labas rytas, kaip tu? Labas, ateik prisės pas mane prie stalo. Mano. Labukas, kas yra? Yra nėra bus, tiesiai šviesiai. Tai kaip tau sekėsi Tarzanai? Nu gerai, yra nėra bus. Girdėjau ten apie tave labai daug negerų dalykų. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when Legitovas comes for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when Legitovas comes for you, niggas? And I'm coming for you, niggas, because jūs prisileidžiat baisiai, kas yra. Ir būtent labas, Saulė, aš blogi žmonės. Labas, kaip tau sekasi? Galbukas, Rinu. Ką tik po papų operacijos, tai ką galiu pasakyti? Laižiai, gal prisilaižė tie papai? Norėčiau paliesti, bet neliesiu, nes negalima dar. Ne, nes dar negalima. O pasuksi, kada bus galima. Juokauju. Aš irgi juokauju. Mes kaip brolis ir sesė. Nu. Mes kaip brolis ir sesė. Mes from the fucking hood, niggas. Bet sesė tverkina. Nu, sesė gal net nereikėtų atverkyti. Jūs čia naudy voice, mes iš ten. Bet tai būtų, dabar mes šiandien, apie ką mes čia atėjom pašnekėti? Apie laižytuvus, kur nelaižo, ne? Nu, tai laižytuvas mūsų Lietuvos kas? Kas mūsų Lietuvos laižytuvas? Įranga, įmonė, fūra, mašina, aš vienintelis dėl to ir nesuprantu. Tai papasako, kas iš tikrųjų yra esą Tarzanas, kaip, kas ir kur? Tarzanas. Čia jeigu nuo pradžių, žinai, aš turėjau šitą telefoną, kur norėjau į tuos nautus lygti, aš gal lysiu kažkada, tai, bet mes esmė, kas Tarzanas yra? Tarzanas yra laižytuvas, kur laižė, kur užlaižė, ne taip kaip bus, o yra kaip yra, nes jisai padarė, kad būtų. Tai mes esmė, Tarzanas augo. Putinų kimukas, 7 vidurinė, aš 6 metų vaikščiau su 11-12 metų aš rūkyti pradėjau, nuo 6 metų atsiprašau, vaikai, nerūkykite, nedarykite nesąmonių, tiesiai šviesiai, bet čia buvo 90, ten 2000 kiti metai. Tuomet esmė, aš laižiau, bet tuomet esmė yra, pas mus buvo gyvenimas ir aš valdžiau tą gyvenimą nuo iki Z realiai. Bet reikia, kad. Lemba gal pertrauką? Nu, pagaliau, ką yra, nėra bus, ką metu tą pataikau. Big. Pasakyčiau žmogų, kur prašnekėti, kur matau, kad supranta viską, taip toliau. Viskas Gucci. Big. Yra, žiūrėkit, skambutį. 3, 2, 1, 0. Nu kaip man sekasi, ką tik po papų. Papų Hi guys. Vacation Jesse in the house. Laižė, o prisilaižė. Big. Ei. Nebestumkit. Gerai, pirmas buvo geriau. Gerai. Laižyk. More? Atmono? Less, alright, cool. Less, girl. Less is more. Apie ką dėl ko tu čia atvarai? Less is more.
less more. Dėl ko aš čia atvažiavau? Mes draugai, tipo, aš ne tie, kur salė, žinai. Dėl ko mes čia susirinkom? Mes susirinkome šiandien, kad pagertume Tarzaną. Pageriau Tarzaną. Pagertume laižyklą. Laižė, gal prisilaižė, bazaras. O žinai, kas prisilaižė? Žinau, kitas prisilaižė Dirtyš, Viršila. Ir jie... Baisiai nieko gero žmonės jūs esate, tiesiai šviesiai. Bet dabar aš... Atsiprašau, kad tame pertraukau, realiai. Jūs realiai vengt mane verčia kaip tiesiai šviesiai pašnekėti apie jūs. Aš nenoriu jums nei vieno žodžio dėti. Tame esmė pašnekėsim. Yeah, let's got this. You got this. Paklaus manęs apie šitus laižytuvus. Ne, aš pirmiausiai norėčiau paklausti, kas iš tikrųjų yra Tarzanas, kaip, kas ir kur, yra, nėra, bus, mašina, fūra, kaip čia su tavim, Renaldai. Kaip visas čia tarzaniškai pradėjo bendrauti. Tarzanas yra tokis laižytuvukas. Okay. Quick and short. All right, take your time. This is my show, I do what I gotta do. You know what I mean? You come to my show, you know? So you don't tell me the rules, what the fuck I gotta do in my rules. Says who? Kas? Me. Tame esmė yra, Tarzanas yra. Let me brush the hair then. Ta žmogus yra, kur atsakė už bazarą visą gyvenimą. Laižė, ko prilaižė hard worku. Hold up. Ir tame esmė, hold up. Pas mane nebuvo hold up, pas mane nebuvo teisė visą laiką, laižyk, seniai, ko prilaižysi. Jo, dabar galėjau pašakuoti prieš, bet nepašakavo. We got this. All right, cool, I'm done. All right, let's go. Kas? Seniai, tik toką savo pajungai, čia kur. Tai pasakai, kad būk savim, tai tiesiog norėjau pašakuoti plaukus. Viskas. Is that too much? Seniai, aš šneku, way too fucking much. Tai galima iškirpti. Way too fucking much, nahu. All right, tai jisai viską galės iškirpti. Jo, bet aš pirmą kartą darau viską. All right, cool. Aš neturiu tų fake shit, nigga. I'm the real, you niggas live fake shit, bro. Y'all niggas live fucking fake shit. I'm not that nigga. Bro. All right. No, I'm just No. Go with the fucking flow. All right. Go with the fucking flow, nigga. Čia ne teatras, čia ne kažkas, tai kurva, taip toliau, čia yra real shit. All right. Ne ten pataikai, kur buvai. All right. Okay. Like, book funny, book yourself. No, I'm being myself, but you're trying to make me not be myself because you don't want to be, when you see me not myself, it's like this. Yeah. Yes. Aš nedarau TikTokų nieko, aš žinau, jau seną ilgą laiką. Tu šnekė apie TikTokus, kas tai TikTokus, seniai? TikTok'ai algoritmai geri. Žiūrėk, seniai. Gerai, kur toliau norim, gerai, dabar ką manai apie Seniai, jeigu tu mane stabdysi, nestabdyk. Tai tu man sakyk, kas tau tinka, kas ne. Sakai, būk savim. Tai reikėjo sakyti, nebūk savim. Jo, tas... Nu tai va, tu pasakai, būk savim. Tai biški, come on. Atsiprašau. Seniai, don't be like... Jeigu aš neku... Don't be too much. Tu ne... Jeigu aš neku savo temos, manęs niks neglostė, kai aš kurva tą kraują turėjau kurva paimti ir kurva tą purvą, žinai? Manęs niks neglostė, kur aš turėjau skausmą ir kraują praimti. Tu mane glostė kažkas, tai tu mane tą energiją duodi, seniai. Gerai, I get it, sorry. No, nigga. All right, cool. Manęs niks neglostė, Bless or bless? No, bless, nigga. Bless, nigga. Should we have a shot? Guys, should we have a shot? Let's have a shot, nes Tarzanas... Tu čia glostai mane kažką tai, kurva, manęs niks neglostė, aš neturėjau kaip mane glostai, tu seniai. Aš Lietuvoje negyvenu, Tarzanas gyvena Lietuvoje, aš nežinau, ką jisai čia išgyvena, bet... Filmuoji? Kažką išgyveni sunkiai čia Lietuvoje, nesuprantu. Jo, tai išgyvenu, ačiū tau, ačiū tau. Aš iš Londono atvažiavus. Fuck you niggas, boy. Iš Londono atvažiavus, nesuprantu. Iškirsim šitą, bet neiškirsim, kur dėsim jūs, kur big hard work, niggas. Wait, let's have a shot. Should we have a shot? Nigga. Seniai, go with my flow. Tu ne direktoriai, aš direktorius. Matai, aš studijavau mediją daug metų. Nešnekėk apie savo mediją, nachai. Tiesiog man natūraliai gaunas taip. Alright, that's fine. Suprast. Tai tu man sakyk, ką man daryti, tu man nesakai. Aš būk savimi, bet tame esmė. Suprast. Gerai. Žiūrėk. Sunkiausias darbas yra redaguoti. Žiūrėk. Ir nemėgstamiausias. Šlikščiausias Žiūrėkit, darbas. mažiau šnekų, nachai, kūrė, dabar va, žiūrėkit, mano lead, nachai, ir viskas. Okay. Alright. Okay. So,
Kas yra Tarzanas? Paklausk. Tai kas yra iš tikrųjų ir esą Tarzanas, kaip kas ir kur, Renaldai? Papasakok. Pirmą kartą, kaip tu su manim šnekėjai, nusiimk akinius ir reikės man pažiūrėti. Tiesiai šviesiai. Alright. Nes Tarzanas yra tokius žmogus, kur čia laižė, gal prilaižė. Jis nuo 6 metų vaikščiojo su 11 metų berniukais. O Lietuvoje, jeigu tu vaikštai su 11 metų, tu supranti, ką yra laižyti. Tai yra tokia tema. O ką tu laižiai? Gyvenimą, ne mane gyvenimas, nes visus gyvenimas užlaižęs, realiai. Saulė, visus gyvenimas užlaižęs ir aš laižiau gyvenimą, aš nepasidaviau. Ir tame esmė yra, kad nėra bus. Gerai, toliau. Ką manai apie Jungle Kingo veikėjus? Ar tu nori, kad dar apie gyvenimą tavo klausčiau? Čia apie gyvenimą daug turėjo būti. Tai davai tada toliau apie gyvenimą, nes aš nežinau, kad tu norėjai. Gerai, tada kalbėk. Ne, viskas gerai, energija. Tada davai, iš naujo padeda, aš kalbu, kad tu nori, nes tu laiko neturi ir tu nori tos visus klausimus atsakyti. Kokio aš laiko neturiu, aš turiu iki 10 skristi. Tada gerai, tada apie tave dabar šnekam, tada net nežiūriu tos klausimus. Tai kad tu man davėjai per klausimus. Jo, gerai, seniai. tada toliau tęsiam ir aš klausinėsiu. Dabar man atrodo skaitysiu, seniai. Žinau, tu turi šitus dalykus, kas buvo dabar. Žiūrėk, ką aš paskaitysiu, kurą pirmą kartą, kas yra Tarzanas, kad jums būtų viskas, kurva, aišku, labai jobai. Ne apie jūs. Filmuoju. Ką pasakė, ar jums viskas aišku? Ar jums kurva viskas Jasna, aišku? kaip Vilniui pasakytų portugalai. Jasna? Nėra karpytė su karpysi, seniai. Laižė, o prisilaižė, seniai. Blondinė atvažiavo iš Raseinių. Žiūrėkit, tu mane norėjai, kas... Labas, draugai, geras. Žiūrėk. Vikatis. Tai Tarzanai, kas tau gyvenime buvo sunkiausia laižyti? Ar tau viskas gyvenime lengva laižyti? Lengva. Ta prasme, neturi jokių... Aš pragarą su šypsena praėjau, žinai. Tai karočią, yra kaip yra. Bet tai kas yra Tarzanas, ta prasme, kas tu esi kaip žmogus? Įdomu. Žiūrėk, dabar aš niekada nežiūriu, aš visada pirmą kartą pažiūriu, žinai, į naucus, taip toliau. Tai mes darom. Ne. Aš niekada nežiūriu į šitus dalykus, bet tame esmė, aš pirmą kartą pasakysiu, kas yra. Tu užrašęs? Jo, yra, nėra, bus, mes tą buvo. Tarzanas skleidė gerą energiją, gerą emociją, visada šypsojasi ir gerai, blogai, ar kaip angliškai sakau, praėjau pragarą su šypsena, we Gucci baby, cause we fucking Gucci, hard work only. Yra žmogus, kuris taip kartoja, niekada nepasidavė ir nepasiduos, nes aš niekada nepasidaviau ir nepasiduosiu. Deep. Tiesiai šviesiai, nepagalvojo pasiduoti, nes neleidęs tai, čia nėra. Dėl to aš man nepadėdė skaityti, žinai. Nukatins, ne? Tai gal geriau, kad tu šitą skaitytum audio ir jisai vaizdą kokį darytų, žinai, kol tu tą gal skaitai tavo rodytų gyvenimo iškarpas, nuotraukas, kaip tau gyvenime sekasi. Mes čia dabar va. Tai redaguoji. Ne tik idėja, žinai, aš tik idėją siūlau. Tau aiškinu, mes čia. Alright, cool. You know what I'm saying, mes čia. Ne, nes dabar kaip per podcastą atrodo, kai tu skaitai biškinę kažkaip, atrodo, kai skaitai per podcastą ir kamerą filmuoja. Čia tavo supistai galvai tik toko, taip atrodo. Nes jūs atpisė, tas tiktokas. Aš nesu, aš televiziją dirbu, tiktokas man yra tik šiaip. Ne, aš neku, tipo apie... Aš tu tiktoko pavargstu ir man tiktokas... Aš jūsų nežiūrau nei vieno. Aš nesu tiktokas. Metai, ne apie tave aš neku. Don't put me in that category. I'm not. Don't put me in that anti-asocialus, kaip ten asocialus. Seniai, aš jūs, ant tiek bloga jūsų emocija. It's not about me. Why? I'm not, that's why you here, bro. I'm not even doing TikTok for like months. Ir aš jau TikToką nedarau ilgą laiką. Ir ta prasme, jeigu darau TikToką, tai aš siunčiu gerą žinutę pasauliui. Let's go, baby. Toliau apie Renaldukai. Renaldukas yra žiauriai... Viskas aišku, visiems, kas Renaldukas yra realiai tiesiai. Ir jūs visi tai mano... Tu prisigėrėjai, blėt, jau. Aš neprisigėriau. Gerai, manau, prisigėrė, nahui, jau, nuo tos bonkės. Ne, aš pamačiau, kaip kas kur ką, aš neprisigėriau. Ką tu pamatėjai, kaip kas kur ką? Aš neprisigėriau, šai. So what are we doing? Because do you want to get the questions and stuff? Rimtai jau prisigėrėjai. Nori mano akinių, susidėk, gal bus geriau. Akinių Per maži.
Nesinaudojau. Ai, va, yra akiniai, mačiau, žiūrėk, duosiu. Va čia, va, im. Žiūrėk, Tai dabar imk. pamiršom šitą planą, ką turėjome, ne? Gal tau akinių reikia? Dabar natūraliai eisim viską darysim. Renaldai, gal tau reikia akinių? Ok? Ne. Aš akinių nešiosiu seniai. Dabar viską darysim natūraliai. Pamirštam planas A. Dėl to. Peace and love. Cause we love Tarzanas. Sick in the fucking break. Cut the fucking, cause no swearing, guys. Gerai, let's go. Tai va, Tarzanai, kas yra Renaldas? Laižytus! Įmonė, fūra, mašina. Tarzaniukas yra, karočią, yra šaika. Ir jūsų visiems viskas aišku, yra. Tai tame esmė nėra ką šnekėti, mažiau šnekų, nes čia visi šneka. Apie ką jūs šnekate, šaika. Jums visiems viskas aišku, na. Renaldai, ar tu gali papasakoti mums savo ateities tikslus? Ateities tikslus? No? Geri žmonės. Ateities tikslai geri žmonės. Renaldai, ar tu laimingas? Labai, kiekvieną dieną labai laimingas. Tame esmė, aš toks laimingas, kad manęs nekenčia. Visi. Nuo A iki Z. Visi nekenčia, nes aš ant tiek laimingas esu, nes aš pragarą, purvą praėjau. Ir aš ant tiek laimingas ir jie visi purvą praeina. Ir tame esmė, jie nemoka tą purvą praeiti. Renaldai, dėl ko tu galvoji tavęs nekenčia? Nes per daug hard worko. Hard worko kur Lietuvoje ar Amerikoje? Visur, kiekvieną dieną. O tu patenkintas Lietuvoje? Aš patenkintas visur, nes aš valdau kiekvieną situaciją. O kur tu matai savo ateitį, kokioje šalyje? Kiekvienoje vietoje pasaulyje aš matau Lietuvoje Gucci, bet no Gucci. Alright. Jeigu tu, pavyzdžiui, turėtum palinkėjimą mažam Renaldui, tam mažam 8-mečiui Renaldui, nes aš žinau, tave labai daug vaikų žiūri, labai tavim domisi ir, pavyzdžiui, įsivaizduok, tu grįžti atgal, tavo 8 metai, ką tu palinkėtum tam 8 metų Renaldukui, Tarzanui, Laižytuvui mūsų? 8 metų jisai dar nesupurvintas, nesugadintas esi žmogus. Jis dar toj temoj gaudos, nes energija šneka. Jisai bus su manim. Ir tame esmė yra, kad... Bet ką tu jam pasakytum, pavyzdžiui, šiuo momentu? Kad šiuo momentu aš su negalėčiau pašnekėti, nes jau jisai į sistemą. Aš jam nieko neturiu ką pasakyti. Į sistemą? Sistemą. Tai dabar jisai sistemui, ar kaip? Nesupratau apie sistemą. Kas sistemui? Renaldas mažiukas 8 metų, ar Renaldas dabar? Laižytos. Lemba dabar ištraučiau tos mūsų grybukus. Jala, pareklama. Ne, šaika, jūs tai tokio gyvenate. Ne, tu labai, tu jautriai, tu išgėrei. Ne, aš matau, seniai, nešnekėjai sąmonų, seniai. Aš kaip žurnalistė klausiau tavęs normaliai. Tu ne žurnalistė, seniai, tu tik tokias strigus, seniai. Jam vaidenasi, kad aš tik tokias strigus. Aš tik tokio esu levelį aukščiausiam, patikėk tu mane. Man tik tokia pavydė. Įvokai. Aš tik tokia net nebesiečiu. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, kaip visas yra, įvokai. Tai jeigu tu nori, aš galiu būti už kadro tavęs klausinėti. Ne, žiūrėk, tu išgirdai, aš įsiparogysiu. Eina parūkom sakalą geriau. Ne, aš metus, kokias su pusė metus laiko dedu. Užsikrovęs tas. Tu nahu neleidi man kūro paklausyti. Tu gerai. Žiūrėk, paklausyti. Einam gal sakarą parūkyti. Ne, leis išgirsti, tu neleidai tiesos, kad išgirsti, velnės nahu. Tai mes mė. Aš kūriu velnį, okei? Dabar velniauju. Žiūrėk. Aš metus su pusė nei vieno žmogaus kontento nežiūrėjęs, nes purvini esate. Aš nežiūriu jų nei vieno. Tu va vėl toliau šneki. Nes aš nežiūriu kaip ir tu. Suprantate? Žiūrėk. Aš kurva, Renaldai, negaliu žiūrėti. Aš nesu tik tokio ubagė, aš tik tokerių dalbajobų nežiūriu, nei tų kurva valierų viršilų. Aš ateinu į tik toką pasiimti savo šaibų. Aš nedarau šaibų iš tik toko, seniai. Dėl to ir nedarau šaibų, nes aš neparsidavęs. O kam buvo tik tokas sukurtas? Kam Kinija sukūrė tik toką? Kam sukūrė, kad jūs parsiduotut? Kad jūs kūro parsiduotut. Kad jūs parsiduotut. Tik tokas, kad jūs parsiduotut, seniai. Amerika moka pinigus. Parsidavai tik tokui, seniai. Aš ne. Ne, parsidaviau niekada. Seniai, aš nežiūrėjęs tik tokį. Renaldai, aš neparsidavėlė. Pradėkim nuo to.
Aš gyvenime neparsiduočiau už pinigus, aš gyvenime nečiupčiau už pinigus, aš gyvenime nesipiščiau už pinigus. Pradėkime nuo to. Tai jeigu jinai tiesą sako, viskas Gucci, kaip sakoma. Break, break, break. Jei nesipiso už pinigus, aš nesipiso už pinigus. Tai ką, kas iš tikrųjų yra esą Tarzanas Renaldas? Renaldas, Tarzanas, laižytuvas, fūra, mašina, įmonė, traukinys. Yra tas žmogus, kur dar taip nematė, ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, ir Šveicarijoje, ir Suomijoje, ir Vokietijoje. Ir visiems viskas aišku, bet neaišku, nes nenori, kad būtų aišku. Tai tame esmė, mes čia esam, kad paaiškinti, kas Tarzanas esame, ne? Tarzanas jaunas vaikas, užaugęs džiunglėse nuo pat pradens. Tame esmė, Tarzanas augo su diedukais. Nes su mama, nes su tėvu, diedukai buvo top, I love them, bet užaugo gatvėse. Gatvėse laižė 6-5 metų, jau hitchhikino, jau cigariukus pradėjo rūkyti, nerūkykite. Su vyresniais buvo, ten jau buvo laižyklėlė ir 3 klases į priekį, visada buvo lyderis, lead by example or don't lead at all, kaip sakoma. Tai laižyk ar bebūsi nulaižytas, laižė, gal prisilaižė, cheers. Cheers. Where's my drink, bitch? Kaip, kas, kur ir Tarzanas iškilai? Kurioje vietoje iškilai? Aš dar grįšiu, kas, kur Tarzanas yra, kaip, kur iškilau. Purvo reikėjo dahoje praeiti. Tame esmė, kaip iškilau, hard work. Brick by brick. Brick by brick, nieko neklausiau, nes visi sakė, kad nieko nebus, nieko nematys, nedarys. O kaip, kas yra ta Tarzanas, grįžtam. Aš augau... Ne, kaip tu iškilai? Kaip tu tapai iš vis Lietuvoje žinomas? Tai kaip Lietuvoje tapau žinomas? Su hard worku realiai tapau žinomas. Su už bazarą sakydamas, ką pasakiau, tą padariau, ką mečiau, tą pataikiau. Žinai, nėra tokių žmonių, kurio tai skysčerė esi, daug kas šneka, tik tai šneka, nepašneka, o aš šnekėjau ir atsakiau už bazarą, patėjau ir padariau. Nokautus po nokauto, kas yra, brick by bricks, smik. Tai žodžiu, kur tu užaugai ir kaip pasidarai pats karščiausias žmogus Lietuvoje? Kur aš čia užaugau? Aš kaip baltas čigonas, realiai augau visur. Kur aš užaugau? Alytus, su diedukais užaugau. Diedukai on top, the best. Mano gyvenimas buvo sunkus realiai. Sunkus, bet tame esmė. Aš jau 3 klases į priekį vedžiau, kur aš užaugau nuvažiavau nuo Alytaus į Ameriką 11 metų. Ten jau buvo laižyklėlė, kaip turi būti, laižykla tiesiai šviesiai. O tai į Ameriką išvažiavai, ne? Ir kaip ten gyvenimas buvo? Kaip ten gyvenimas buvo? Ten gyvenimas buvo pakurtas jau nuo Lietuvos buvo gyvenimas realiai, pakurtas. Tai papasakok daugiau. Tai ką, atvažiuoju į Ameriką, ne? Mano mama kur... Tau metų buvo tada kiek? 11 metų man buvo. Mano mamukas turi kažkokį kakelį, kur nepatinku, ne? Žmonių, jo, atvažiuoju ten, čia viskas Gucci. Vienintelis baltaodis klasėje, visi portorikai, visi meksikonai, aš vienintelis baltas, ne? Ir tipo, bet aš su tuo mentalitetu... Tu jautiesi, kad patyrei rasizmą tenai būdamas? Ne, jie rasizmą turi. Aš važiavau į savo zoną kaip visada. Ne, ta prasme, tu iš jų patyrei, kad jie prieš tave buvo. Ai, jo. Kad tu čia white boy, Jo, kur ne ten pataikęs, ne pro tą rajoną. Jo, patyriau. Jautei tą. Jaučiau, bet jie ne ten pataikė. Ir jie, apie tą grįžtam atgal, kad aš su vyresniais vaikščiau ir aš 3 klases į priekį Lietuvoje vedžiau jau. Ir aš nuvažiavau su tuo mentalitetu ten ir karoči tame esmė. Jie galvojo, kad jie galės mane paveikti su tuo baltaodis, su taip toliau. Jie ten net O tai kaip tu kovojai prieš tą, kai jie tave puolė? Pastovėjau už bazarą, ką atsakiau už bazarą, parodžiau, kad aš net soft, kad neguminukas esu, taip toliau. O tai tu patyrei fizinį smurtą, emocinį, ką jie ten darė? Buvo smurto emocinio, buvo smurto physical, buvo, kad ir verkiau, kur nesupratau, nes žinai, kai kažkas pisa į galvą, tipo, iš klasės į klasę eini, ir kažkas tai tau baing į galvą, žinai. Čia jau, žinai, nori pasirodyti psichologiškai, dabar stipresni esame, tipo, suprantant, dėsmus, tai...
Ta shit, bet tame esmė yra... Did you tell your parents, sakei tėvam? What parents? Nu savo mamai ir patėviui. Vapščiai pohui, vapščiai viskas pohui, daro savo darbą gerai, tipo, nu gerai. Parents, what parents, tipo, turi hatą, kažkur gyveni po... house is not a home, kaip sakoma, namai nėra namai. Tai, tipo... Nebuvo kam pasiguosti, realiai. Nebuvo kam pasiguosti, nes tas, kur guostaisi, tai... Močiutės, dėdukai Lietuvoje. Lietuvoje, dėdingė, miega, va ten, va, gyvena. Hey man, like, you know... Oh, they're dead. They're Sorry, Gucci, they're yeah. Gucci, they're Gucci, they're They're Gucci, Gucci. they're Gucci, they're God bless Gucci, they are them. Gucci, they're Gucci. That's They are Gucci, Gucci, that's they're Gucci. fucking Gucci on top, on O top. tai kodėl išvažiavai iš Amerikos po to? Kodėl aš iš Amerikos? Aha, Amerikoje buvo taip, laižiau ir palaižiau, kaip nieks nematė. 3 rajonai, kaip sakyta, buvo pavaldyti, padaryti, viskas už bazarą atsakyta. Tai iki 14 Kaip nematyta, metų gyvenai karoči. Amerikoje. Aš iki 21. Tai aš išvažiavau ne savo valia, nes reikėjo išvažiuoti. Po ten pasistačiau legendos statusą, kad sakau, ką metu tą pataikiau, kad nematė, kad tai pataikytų. Bet turi pasiekles visada, tai karočią, laižiau, ko prisilaižiau ir į kalėjimą nuvariau. Ir ten, karočią, ateinu, baltoodis neša baltoodžiams maistą, kur pats jauniausias. Pala, seniai, Už ką aš noriu žinoti, tu papuoliai į tą kalėjimą? Už laižymą, už ką visi papuola, už pinigus, už sukimą, už varkės, už Tai buvai tam gang situation. Buvau gyvenime įsiklojęs, kur gyvenimas vyksta, kur sistema vyksta, kaip ir sistema vyksta visur, tai pas mane sistema vyko kaip kas kur ką. O čia buvo prieš sportą, sporto metu ar jau po sporto? Čia buvo tarp sporto, viskas vyko viename. Bet kaip susikaupiau iki galo ir viską mečiau, jau buvo per vėlų, nes uodega mano kabojo. Uodega mano kabojo, o aš buvau top dog. Ir ten sako, jau mes tave užkabinę prieš pusę metų buvom seniukai. Tai sekė? Sekė ir karočią, kaip aš buvau daugiausia susikaupęs, realiai tada mane atėjo ir paėmė, kaip aš jau buvau baigęs. Ir tada aš turėjau sunkų kąsnį nuryti ir toliau laižyti, realiai. Ir karočią į kalėjimą nuvariau ir prilaižiau. Buvo pamoka geriausia, ką turėjęs gyvenime, realiai. Ką, išėjau ten 5 kartus geresnis, kas yra. Ir dabar toliau, dabar laižom visą laiką. Tai po kalėjimo, kas vyko toliau? Po kalėjimo deportacija vyko. Deportacija. Jo. Nuvažiavom iki Lietuvos su Kalašnikovais, pasitiko Lietuvoje, tipo, kas yra, tipo. No way. Jo. Pasitiko su deportacija su Kalašnikovais, pasitiko, kas yra. Didžiausia nusikaltėlė. Jo, bet o tame esmė, I'm Gucci, baby, tai tipo, sakau, nieko nesakiau, kas. O tai kaip tu jauteisi, kai tu sužinojai, kad tu jau daugiau negalėsi gyventi Amerikoje ir tu būsi priverstas grįžti? Yra kaip yra, aš paimu viską į pozityvumą, išverčiu viską į pozityvumą ir laižau toliau. Ne taip, kad kaip bus, o aš pasidarau yra kaip yra, viskas Gucci, baby. Jo, kaip aš jaučiausi, gerai, kad man pamoka vyksta, kad aš turiu daryti toliau, siekti, ką dariau. Man buvo time-outas už mano blogus veiksmus, blogus darbus, ką aš padariau. Taigi reikia už bazarą atsakyti, every reaction has an action. Every action has a reaction. O dabar turi galimybę sugrįžti atgal į Ameriką? Viskas, Trump is back too. Trump Aš is back grįžtu, bet tame... Should we just cheers to Trump 2024, guys? I don't care about your feelings, but Trump 2024. Who you talking to, bitches? Bitch, I'm yes. not him, so what? Trump. Watch what you do, nigga. Dabar jau galės grįžti Ronaldas, nes Trumpas... Aš galėjau grįžti visada. I run that bitch. Alright, koks tavo experiences Europoje, kur esi gyvenęs, ką esi matęs, ką esi prilaižęs? Oi, aš tai laižau per kiekvieną šalį, per kiekvieną miestą, laižyklėlė pas mane pajungta. Visą parą, kaip mešnykas dirba, realiai tiesiai, šviesiai. Pirmą pradėjusim Vokietiją, mano antri namai. Ten bazaras atsakytas, visi jaunimas kaip Lietuvoj. Mane žino, paskui mane bėgioja, aš išbėgu, bing, high five, Ronaldas laižytuvas, čia ne apie tą feimą, apie tą tikrumą, kad motyvuoji kiekvieną dieną darai, atsakai už bazarą.
ten mane myli, kiekvieną kartą išvarai, matai šypsenas, kad tu stengiasi. Jie supranta, jaunimas viskas, kas darosi, taip toliau. Tada... Pagirios Berlyne. Berlynas? Ok, Berlyne buvę, Berlyne gyvenę. Ten... Man, just be yourself, just stay cool, stay fly, bro. Berlynas visur, Suomija, ok, we Gucci, baby, him. Lietuva, we him. Poland, big dog, we him. Norvegija, atstovėjom, didžiausius, kas yra, bitch-ass niggas. Tame esmė, visur, kur nuvarau, ten yra paprastumas puošia, bet paprastumo niekas neieško. Tai tame esmė, kas yra, ko jūs nesat paprasti, nes jūs paprasti kaip 666. Arba kaip sakoma, Tarzanai, svarbiausi dalykai yra paprastume. Tai kur tas paprastumas, nes aš ieškau jo. Lietuvoje, sakai, trūksta? Visur jo trūksta, kiekvienoje šalyje trūksta. Kiekvienoje jie nori paskleisti ne tą message, ne tą žinutę. Jie ne ten pataikia, jie bando kažką parduoti, kažką tai motivuoti. O tai kur tas paprastumas, kur paprastas kaimytis atsikelia ir kažkur, tai va ten pas kaimyną nueina, pasiskolina ten 2 kiaušinius ar druskos ar kažko tai. Ir niekas neprišneka tavęs, kad tu atėjai, pasiskolinai, karočią, ar druskos, ar ten kiaušinį, ar cukraus. O čia dabar va šiai dienai atvarysi pas kaimyną, sakysi, jau, paskolink man druskytę, sakysi. Sakys, ble, tu girdėjai, kur Marius tai atėjo druskos skolintis, turbūt ant druskos pinigų neturi. Tai buvo, seniai, kur mes gyvenom dabar vareliai, tokiam amžiui gyvenom, kur net negyvenom. Aš tai gyvenu savo gyvenimą, tą tikrą gyvenimą. Tai kas, manai, turi įvykti, kad tai pasikeistų? Atsikelti žmonės, va jaunimas atsikėlęs. Atsikelti žmonės, kad ta plokštelė realiai, jinai kur nieko Gucci, jinai sisteminė plokštelė, nieko gero ten nėra. Realiai. Bet tai kaip tu pakeisi sistemą? Aš tai... Kaip aš pakeisiu sistemą? Kaip tu pakeisi ir savęs sistemą? Aš galiu bandyti keisti, kiek aš noriu, bet aš nieko nekeisiu. Žmonės turi į savęs pasikeisti, norėti. Tu, jeigu nori, gali bandyti žmogui padėti, kiek tu nori, bet jeigu žmogus savo nenori padėti, tu jo nepadėsi. Tai turi pats savo norėti padėti. Tai aš nebandysiu keisti jokios sistemos. Jeigu tu nori pagal sistemą gyventi, tai tu please gyvenk. Gyvenk ir laižyk, seniai, man tai nėra jokių problemų. Tai va, kaip ir pradėjom kalbėti apie sistemą ir mes žinome, kiek daug Lietuvoje šių žmonių gyvena sistemoje, tai manau pats laikas ir pakalbėti apie tuos pačius Jungle King veikėjus, kurie ir sėdi toje sistemoje, manau. Bent man verčia, na. Žinau, ne tavo mėgstamiausia tema tikriausiai Jungle King veikėjai, bet turėsime šiandien tai aptarti. Tai aplamai tiesiog visapusiškai norėčiau paklausti, ką tu manai apie Jungle King įmonę, ar ten iš vis tau jinai įmonė? Kūra, įmonė, mašina, kas yra? Kiejus, ką tu manai pasakyk? Žiūrėkit, buvo smagu, kol nesmagu buvo, realiai. Tiesiai šviesiai, tame esmė, ten buvo bairis, prikolas tikrai ir didžiausios peržiūros Lietuvoje, ir didžiausi viskas rezultatai realiai, ir viskas tame esmė, ten nukopijuota buvo gerai nuo kito pasaulio veiksmo, visi viską kopijuoja. Yra sistema, pamato kitoj šaly daro visi Amerikos sistemą fauna. Aš sakau, kiekviena šalis atsilikus nuo Amerikos tiek metų. Nes aš bandau ir aš būnu ir aš gyvenu tose sistemose. Ir tame esmė, šita sistema buvo labai stipri. Ten Jungle King buvo tik teisė laižymas ir pinigai, ten nebuvo, kad ten tik teisė geras noras, bet ten stumykla buvo žiauri. Tai ką aš manau apie Jungle Kingą? Kaip įmonė, organizacija ir ypatingai tos kūrėjus, kurią sukūrė tą įmonę? Kaip įmonė, kaip organizacija, gera idėja, geras planas, congratulations su kūrėjai. Jūs realiai laižytuvai, nesat laižytuvai, nepataikė ten, jums viskas aišku buvo ir laižėt, ko prisilaižė. Tai ką aš manau apie Jungle Kingą ir apie Jungle Kingą? Veikėjus ir apie Jungle Kingą. Turėjo atsitikti, visose šalyse atsitinka, tai jie just follow the leader. Tai follow the lead, pagaliau Lietuva pasiėmė techniką iš kitų šalių ir pradėjo laižyti kaip kitos šalys. O kaip jie nusvyravo, tai čia dabar sužinosim ir papasakosim.
O kaip tu manai, kuris čia nuvairavo labiau iš jų abiejų, Dirkštys ar Viršila? Abudu, man atrodo, nes abudu pajutė tuos pinigus, abudu pajutė tą šlovę, karočią, kur aš tai matęs tą šlovę jau nuo mažens ir aš galėjau juos sekti ir matyti, kaip viskas vyksta ir aš kad lažiau ir dariau ir viską sakiau ir mačiau, tame esmė, aš juos karočią stebėjau realiai visą laiką ir jie tik teisė purvinosi ir darė toliau be sustabdymo, tai nežinau, aš nežinau, kiek pinigų padarė, man pochodį pinigai buvo 400k ten, ką jie padarė, ar 100k, ar ten 20k, aš kai sužinojau, kokius numerius jie padarė ir kaip jie žmonės realiai naudojo ir skalbė ir valgė, tai čia man tik teisė, seniai, tu net nežinau, kaip aš aplink tokį žmogų, aš nežinau, kad taip vyksta viskas tokios papkės, tai aš aplink žmonės tiek pabuvau, apsisukau, kad Nu tai tada pradėkime nuo Dirštys, aš net neįsivaizduoju. Barštys, kraujas. Barštys net čia įžeidimas, barštys yra labai skani sriuba, tai neduosiu aš jam barštys, nes barštys yra skani sriuba. Bet nuo dročinimo pradėkime, tai Dirštys. AKA direktorius mūsų. Direktoriau, mano sūnau, kur net bazaro neturi, neatsakai už bazarą, nieko nedarai, ką meti, tą nepataikai. Kas yra senukai, realiai tiesiai šviesiai. Blet, aš negalėčiau tavęs pasakyti, kad tu esi nevykėlis, nes tam esmė, tu esi vykėlis, tu užlaižęs, kaip turi būti šitoj Lietuvoj. Žinai, kada supratau, kad tu svorio turi šitoj Lietuvoj, kur nemačiau per metus su pusę, kiek aš buvau, aš mačiau taip toliau, bet supratau, Narausko pirmoji kovoje, kaip tavęs visa publika nekentė, 600 prieš tave atsistoję buvo. Ir tada tik tai po metų su pusę, nes mačiau aš tave kaip mano vaiką visą laiką. Ir kai tu vaikštai, šneki kaip aš, viską darai kaip aš, laižai kaip aš, bandai būti kaip aš, pavydi man visus dalykuose. Ir tuos mergos, kur nulaižiai, kur man sik, kur kovos, kur palikai man, kur mane, kad aš mirčiau, nes tave pavydas užlaidė šiandien, čia blogos vargės. Tai Diršty įmonė, fūra. Kas yra, tave rengia. Gerai, sveikinimai su praeita kova, nes aš manau, tas vaikinas pralaimėjo prieš tave vien dėl to, nes tu jam sukėlei emocinį smurtą. Ne, tu laimėjai fair and square, bet tu parsidavai pinigams ir ateina tavo varkė, dabar papasakosim ir tą varkę, nes tu parsidavęs esi pinigams, jinai dar nesigaudo visai, atsiprašau javukai, bet pataikė. Ir sakiau, neparsiduok pinigams, nes degsi. Kur Jungle Kingas? Nėra Jungle Kingo. Utmoj degi, pastatei Utmą ir dabar tave laižo. Kas yra, kurva? Tu vien, kurva, degi, tu sakai, šachmatais tu žaidi. Tu, kurva, šaškėm nepaloši, kurva. Tu šaškų nepajudintai mano lauke. Kas yra, Diršty? Kas yra, su bik? Nėra. Už tave. Įsveikatėlė. Gerai, ką pradėsime dabar su Viršila, a.k.a. Big Legs Viršila, Big. Walking my way downtown, jeigu aš Viršila, Big, nėra Viršilos. Pro mano rajoną Viršilos dideliam kojom, nėra Viršilos. Apie ką Viršila šnekėjo? Kažką šnekėjo? Pro mano rajoną Viršila negali prasukti, nes pasidė per didelės kojos. Tu supranti, kas yra? Ne, ką apie tą Viršilą, kurme. Leisgyvis. Parsidavęs, apsimetėlis, bando laižyti, bet nepalaižo. Bando išvien žmonės, karočią, žemyn, ten tipo kažką bando pasikelti, nes internetinė palūžį turi interneto gyvenimo žmogus. Tik tokia sėdė. Aš tam žmogui realiai net, aš neklausau, kai jūs, ką ten Lietuva šnekėjo, atsiprašau, ką Lietuva šnekėjo, aš neklausiau. Aš neklausiau realiai, kad jisai gaidys, kad jisai vaflis, kad jisai toks. Aš turiu visada savo nuomonę susivesti apie žmonės. Ir supratau po kažkiek mėnesių, nes pa žmogų atrodo širdis gal ir normali vietoje, gal nėra tokiais, bet kol jis pasidavė, tai po kažkiek mėnesių supratau, kad jisai yra viskas,
ką šneka žmonės ir visuomenė, viskas toks ir yra. 100% pritariu. Ir dar daugiau, nes jisai vėliau dar bando kažką tai ir tam esmė išėliu kūrą. Kas yra Tik labai bliktel pas mane kūrą pro tą hudą, nahui, tu gal neprasuktai seniai. Aš tau sakau, pas mane, aš ne tas žmogus, kur va tipo, šneka. Tu tik teisė mikstę ir pasakytų viršilą pas mane, Big Black viršilą prasukęs, pas mane burgerį kažkokį kūrą, diet soda arba guminukų mano degalinėje atvažiavo prasukęs. Seniai, ten pataikai, seniai, aš tave užlaižyčiau, bet tu neprasuktai pro tą rajoną. Viskas, aišku, tai viršilą, aš tau daviau visą tą, kur bandžiau neklausyti žmonių, kur visi tave laižė ir tu pasirodai lygiai toks pats, kokis tu esi, kas tu esi, ką visi šneka. Tai čia yra blogai, sveikatą, už teisybę, pirmą kartą big nahui kūrė viršilą. Žinai, ką aš dar norėjau pasakyti, atrodo, tam žmogui, gal dar galėtum iš jo ištraukti kažkokią tai tą gėrį. Aš taip galvojau, kad aš iš viršilos galėčiau dar padėti. Joje, ir tipo, aš neklausiau nei vieno žmogaus, ką žinai, ir kurva, iš vien kurva, laižė ir prisilaižė žmogus. Viršilo, aš apie tave informacijos pirininkės, čia dar laižytuvė irgi turi kažkiek. Dar turim žinučių daug parodyti. Jo, seniai, o kol tu kas ten nenorim dar nieko rodyti. Ir diržty, apie tas 2 kovas, kur mane palikai, kad aš mirčiau. Ir, karočią, tas 2 mergas, kur realiai man buvo pochui, kur pas mane buvo atvarę ir buvo pas mane, kur norėjo už mane būti geresnis. Mes turėsim kitam epizode. Užlaižysim kitam epizode, karočią, ten jau reikės break, bet tame esmė, žmonės taip nesidaro šaiką. Taip nesidaro šaikelį. Tai ką, laižom toliau? Laižom toliau, tai ką dabar apie mūsų Maybachą vėl. Tas žodis Maybachas, jisai dar sklendžia, žinia, realiai. Jisai dar po tiek metų Maybachas, realiai. Jisai žinai, kad dėl ko laikosi Maybachas. Ne, žinai, kaip aš dabar jį pavadinčiau, Ritos buvęs. Ritasi žemyn, ritasi, biški ritiesi žemyn, kaip Rita. Aš tik taisiau už Katrisaisiau aukštyn. Ir tu man skambinai kiekvieną savaitę. Maybachai, tu man paskambinai ir aš su tavim, kai su draugu visada pašnekėsiu, tau padėsiu. Kai psichologas stiprautus, bet seniai, jeigu tu toliau risiesi žemyn, aš tau negaliu padėti. Bet Maybachas iš šitų veikėjų visų prilaikė savo aktoriškumą, savo natūralumą, savo prikolumą. Jisai stūmė toliau, žinai, kaip ten kas, kur kas atsirinkę, mes visi, aš atsirinkęs realiai. Bet Maybachas savai visi egzaminai toliau stūmė, tą materialą davė. Realiai pateikė, aš matau kitose akyse, kaip kas kur, bet realiai smagu buvo aplink Maybachą būti, nebuvo daug aplink tų žmonių. Tai jis labiau apsimeta kažkokiu tai personažu eteryje ir yra visai kitoks žmogus realybėje? Ne, čia 50, jisai gali tau duoti, jisai tau gali duoti tokią ir tokią personažą, jisai tau galėtų duoti tokį ir tokį personažą, jeigu jisai mato, kad tu jį priėmė kaip Maybachas, arba tu jį priėmė kaip draugas Maybachą. Jo, Lauryną Maybachą, tai aš jį priėmiau kaip Lauryną Maybachą, kur jisai matė ir jisai man davė kitokį personažą, žinai. Jisai supratingumą man davė, bet jisai toliau stūmė, kaip jisai su draugus, kur jisai gal neturi, realiai, gal. Nemanau, kad turi. Jo, nes jisai nesu tai žmonėms sudėjo, žinai. Daug žmonių jį išnaudojo, aš galvoju. Jisai save išnaudojo. Jisai daug žmonių gal ir išnaudojo. Bet jis be tėvo augo, nepamirškime to fakto. Be tėvo, aš be mamos, be tėvo, žiūrėk, kur aš užaugau. Jis irgi su mama, jisai su mama. Apie ką čia, nesusirinkom mes apie jūs čia šnekėti realiai ant galvo. Realiai tai va, o Petras iš Vilkaviškio. Petriukas, Petė linkėjimai. Vilkaviškis, King Kongas irgi, maladets, tiesiai šviesiai, all the smoke, King Kongai. Yra, nėra bus, atsakėjai už bazarą tikrai. Aš irgi gal reikėjo pasiruošti, bet kaip tavo snukį pamačiau ir mano snukį ant galo, aš galvoju, Petrui sėdžiu. Jeigu aš taip atrodžiau ir laimėjau, kaip tu atrodai. Ir tu po tos kovos Vilkaviškį pasirodai, seni. Už bazarą atsakė, seni. Už bazarą tai Vilkaviškis. Man perspėjo, kad tu nesipiešęs, karočią, tai Vilkaviškį, Miliušius, Petrai, Petriukai.
Važiuojam, paprastumas puošia, seniukai, paprastumas puošia. Tik tai kuperiams nepasiduok. Nepasiduok, kur tau reikia, taip toliau nepasiduok tam, jau tu pasidavėjai tam tik toko Sistemai. gyvenimui. Leis man šitą hemenį. Karočią, tu jau pasidavęs tai sistemai, jinai tave laižo, aš tave, Petrai, matau kaip paprastą žmogų, kur neprilaižė dar. Tai tu, būk paprastas, paprastumas puošia, kaip sakoma, ir viskas, nes dabar tai jau sunkus laikai atėjo pas Petrą, tik tokia. Bet myliu, brad. Love you. Love you. Tai va, Rokis Radžia paleistuvės. Lokis Radžia paleistuvės, mano brat, bro, gera energija tyksi, laižo baisiai, paleistuvės savom temom, visada savom temom, gerą energiją duoda, atsako už bazarą, turėjo kovų, nesvarbu su kuo, prieš mane norėjo išeiti, nes pasakė, kad viskas aišku, kad po plytą, po fūrą neša, kaip ir Utma, mane bandė po rimdeiką pakeišti, tai sakau, kas tas rimdeika, man pohui realiai, tiesiai šviesiai, bet Net aš nežinau. dar ne laikas, Kas jis Šaika, toks? dar ne laikas, Šaika, dar ne laikas. Kas tas rim? Kas jis toks yra? Rimkas, rimdenkus? Rimdenkus? Apie ką mes čia šnekam, realiai, tiesiai šviesiai, važiuojam. Gerai, toliau Deividas Dainiauskas Brik. Deividas Dainiauskas, mažiau šnekų, daugiau laižymo. Pas Deividą, mažiau šnekų, daugiau laižymo. Tiesiai šviesiai, tiesiai. Baisiai laižo Deividas. Ir karočiai, prilaižo, gal dienos prilaižo, arba jį nulaižo, bet žmogus ateina ir toliau pasirodo. Geras kovotojas. Kaip kovotojas geras. Kaip žmogus. Geras. Irgi atrodo, kad geras, aš nesikišu, nes žmogus, sakau, mažiau šneka, daugiau daro. Tiesiai šviesiai. Spineris laižo ir prilaižo. Spinerauskai. Labas, spinerė, bučkis. Bučkis, spinerukai, tave gerai matyti visada, jei nematai, pamatysi, tau good vibes only. Tu esi, kaip ir sakau, tas žmogelis, kur energiją atneša pas mūsų į kiemą. Ir tau reikia dabar susikaupti, nematyti, nežinoti, kur esi, bet mes pasimatėm vasarą, aš tau sakiau, kaip ir visada sakiau, nelaižyk, o prisilaižysi, tai tikiuosi, kad viskas gūčiai seni, laižom, tu man gali visada pasukti. Tu man iš tą liniją visada gali pasukti, myliu, brolytė. Dėl 100 eurų skolos bučkis, net neskola, o dovana, eninėvė. Ir aš tą galėsim iškirpti. Jokauju. Toliau, Vytas, Iron Vytas, metalinis Vytukas. Vytukas. Vytas yra viskas gūdžiai su Vytu. Jisai paprastas žmogelis iš kaimo. Paprastumas puošia, kur neturi paprastumo žmonės, neturi paprastumo. Tas žmogus jam pohui su kuo kovoti, jam kiša dažniausiai sunkesnės kovas. Jisai išeina, padaro, užlaižo. Jeigu neužlaižo, tai prilaižo, tiesiai šviesiai. Tu klausai jo repo? Kino repo. Iron Vyto repo. Čia ne Iron Vytas. Čia ne tas. Ai, čia ne tas Vytas, Iron Vytas, metalinis. Čia tikras Vytas. Čia iš kaimo Vytas. Ai, čia tas. Čia iš kaimo Vytas. Ai, aš galvoju, tas Iron Bet gerai, Vytas galėtų irgi pro rajoną pasukti. Iron Vytai, žiūrėk, būsimas. Ne, Iron Vytai ir tu malodės girdėjau, bet jeigu tau viskas aišku, jeigu kas, žinai, pro tą rajoną nereikia tau prasukti. Karočią, jo. Nu, toliau tavo draugelis Milžinas, Big Baby Milžinas, va ir atsigavau tavo vardą, pažinoju. Kas yra tau, kūro mažas vaikas, na, kūro tau viskas aišku, kūro kas yra. Tu, blėt, dalbajobas esi. Geriausi draugeliai. Taip, tu seniai apsimetėlis, žiaurus esi. Apsimetimo lygis, karočią, parsidavimo, interneto, istoriniai tokį, tu seniai. Tu po tos kovos vos ištraukai, karočią, tą kovą, karočią, man ten čiulpiai byvi visur aplinkui, visur tuose klubuose ten žiūrėti. Ten jau tu dabės, akis susidėjai, seni, ir tokis čiulpys, seni, tokis internete kitą dieną, ant manęs ten šmeižmėjo, o kur, pasistajaką, pasiėmęs klubę, taip toliau, Milžinai, a.k.a. Little Baby.
Trečias kartas nemeluoju, antrą kartą jau gavai bankų, senė. Trečias garantuoja, tu nenorėk išeiti, senė. Aš tau sakau, nenorėk išeiti, jau tu gavai pirmą raundą, kur tave kraujas išgelbėjo, kur, realiai, kad gelbėjau kitus, nosis buvo lūžus, išgelbėjo tave kraujas. Trečią kartą išeisi, aš tave kūrą nulažysiu nuo vaizdo, senė. Brick by brick kūrą, tau viskas aišku. Jautėsi, kad labai daug emocijų Oi, išėjo. ten kūro, ne ten pataikė, ten lažytuvas. Atrodo, kad šitas iš visų net, atrodo, kažką labai žiauraus yra padaręs. Aš tik apie dirštį ir kūrą viršilą, o ten tik kūrą prisilaižė. O dabar kalbėsim apie mano buvusį vyrą McGregorą. Buvęs tavo vyras, Buvęs mano vyras, jo. Buvęs sužadėtinis, šiaip esamas vyras, nes iš tikrųjų aš jį ir prižiūriu. Nors mes ir įsiskyrę, aš jį ir toliau ją moku. McGregorį, tu realiai esi kai žmogus, malodės, daryk, ką nori, laižyk, pozityvę žinutę skleidi. McGregorį, tau viskas aišku, kaip aš turėjau tave apginti, kaip direktorius Jungle Kingo stovėjo ir nieko nedarė, kai tave muš pradėjo. Ir aš, karočią, nosį susilaužiau tave prieš 3 muždamas. Ir dar mano kovą sustabdė dėl to, kad aš nosį sulaužiau ir direktorius pats sustabdė ten su tų security kovą, žinodamas, kad aš bandžiau tau padėti, o mano nosis lūžtų. Tai tipo, tame esmė, McGregorį, tu daryk savo, viskas yra, tu šiaip normalus žmogus esi, bet jeigu pagalbos nenori, tai tau nesuteiksim. Renaldai, pertrauksiu su šitą situaciją dėl pagalbos nenorėjimo. Jisai norėtų pagalbos, bet kai žmogus nevaldo 60% savo proto, tai tas žmogus nelabai ir gali savo padėti, kai tu neturi 60% proto. Kaip tu gali gyvenime savo padėti? Nu, blėt, jisai, man atrodo, daugiau proto turi negu visi šitie žmonės. Stiprybės. Jisai daugiau parodo, tai pažiūrėk, 100%, sakai, jisai neturi procento. Renaldai, jisai turi psichinę negalę. Jo, bet tam esmė, žmogus daugiausia gaudosi, tai 100% žmogus turi negalę ir tipo gaudosi daugiau negu 100% turi galę, kad būtų normaliam. Taip. Tai mes tave mylim, McGregorį, jo. Tai ir būk kokiais tu esi, tik tai seniukai pasikeis, kad to būtų geriau, nes mes mylim, mes negalim tavęs ištraukti iš tos peklos, turi savo padėti. Klausyk savęs, o ne kitų. Jo. Tai va, judame toliau ir, o ką manai apie Valierą, valytuvas geras, nėra net ką ten šnekėti, džigolo mūsų Lietuvos didžiausias. Valierą, prisimeni pas direktorių Dirkštį buvau vasarą, kai tu tik atvažiavai vieną dieną, aš su direktoriumi gyvenau ir sakiau, kad aš tam negalėsiu gyventi vieną dieną. Ir tu atvažiavai vieną dieną ir tu tokią blogą energiją paslėgiai to hatoj, kad aš negalėjau būti ir pasakiau antrą dieną po pirmos dienos, kad atėjau, tu buvai rūkiai cigariuką, karočią, balkonį. Ir direktorius buvo šone manęs ir sakau, tu kurva, laižytuvai, kas yra, tu tave sulaužiu tam balkonė. Ir šitas direktorius žino, kuris direktorius? Dirkštys šone manęs stovėjo pusėje metro, 20 cm, kad manęs nesustabdys, aš jūs abudu sulaužysiu, jeigu reikės. Jo, ir tame esmė, tu pažinojai, kad niekas nesustabdytų, sakau, užtilk, nei vieno žodžio nepasakyk ir tu nei vieno žodžio nepasakėjai, nes tau viskas buvo aišku. Tai tu laižyk, įsigando ir direktorius, ir tas įsigando. Renaldai, Valierą TikToko žvaigždė, kuris achujelina, kuris savo giliai buvusiai moteriai šovė į nosį ir paliko nosį randą, įsigandai Tarzano, kur prieš moteris daužai, įsigandai Tarzano. Na, prie ką tu čia dabar, Jesse, vėl? Ne, ten taip, dabar sama. Gerai, įsigando. Ačiū, kad dėjai ten 30 fragmentų, bet įsigando, baisiai. Da, lovas. Įsigando, baisiai įsigando. Jo, įsigando, laižė, ko prisilaižė. Tai nei žodžio nepasakė. Sėdėjau balkonį ir pasakiau, kad jo kalvis neustos. Jo. O kas jo kalvis? Dirkštys. Ai, prižiūri. Aš pasakiau jam tiesiai į veidą, Dirkščiui, karočią, kad tu kurva irgi tylėk. Dirkštys prižiūrėjo Valierą, nežinojo, kad pinigai. Jo, kad babkės, ten vien babkės. O apie babkės, va tu pašnekam apie tas tikras temas. Jo. Tai va, o kaip apie tavo kitas kovas, Jungle King, kodėl tu jį užvaldėjai džiunglių karalių? Kaip mano kovo, žiūrėkit, čia kelią. Atvarau prieš, net nešnekėjau, milžino, pirmą kovą.
Pirma kova, užtildžiau visą Lietuvą, karočiai, kur atėjo žmogus, kur ne profas, kur niekas nesą, ir prieš profą išėjo rengį, kur suprato, kad čia jau aš jo praktikos aikštė ir taip toliau. Išėjau prieš kem kovų turintį profą ir, karočiai, dar milžiną. Išėjau ir, karočiai, laižiau ant tiek, kur mane visa šalis sakė, kad mane nužys per 30 sekundžių. Kas tas milžinas, sakė, little baby. Tame esmė, išėjau prieš visą Lietuvą ir aš užtildžiau visą Lietuvą, nes kai tu išėjai profesionalų ringą, jisai profesionaliam dalyvavęs kem kovų Europoje, tada tu supranti irgi, kad tu jų aikštėje esi. Išėjau, užtildžiau, nieks neturėjo daugiau komentarų, buvo 500 komentarų prieš šitą kovą. Kokie komentarai? Dabar buvo po kovos 8 komentarai. Kokie buvo komentarai? Pozityvūs ir net nieko nebuvo, nes užtildyta Lietuva visa buvo. Užtildyta buvo Lietuva visa. Tiesiai. Tai ką tu padarai? Veiksmais. Tai tu laimėjai tą kovą? Nelaimėjau, aš pralašiau su Karona. Mane turėjo nuskinti per 3 sekundžių, aš atstovėjau visą kovą, dar vos nei galvo, nei pisau šiam. Ir tame esmė, aš ją ištempiau į galo, kur mane nurašė. Su profesionaliu kovotoju? Taip. Ir tame esmė... Čia kaip Mike Tyson dabar vyksta kova su Jake Paulu ar kuriuo ten Paulu? Čia seniai ne tie polai pataikė. Ne tie polai. Ne, čia vyksta fake dalykai, o pas mane fake nieko nėra. Ir tame esmė... Milžinai, karočiai, tau viskas aišku, karočiai, man viskas... Norėtum rimečio su Milžinu? Eik, tu, seniai, Milžinas nenori, jisai jam antrą kartą, aš jį jau laižiau, 10-8, pirmą, leido sustabdyti dėl McGregorio, kur aš jį gyniau, man nosis lūžo, kad aš jį ginčiau. Tai va, kodėl tau, Renaldai, kodėl tau vieninteliam plojo prieš kovas ir kodėl tave pamilo Renaldai? Tarzanai mūsų Lietuvos. Nes reikėjo ploti, nes jie suprato, kur yra, kaip, kas, kur ką, kur emocija, kur tikrumas, kur atsako už bazarą žmogus, kur kaip kas, kur daužosi, kur kraują pamato, kur stovi, už ką pasako. Tai dėl to ir plojo man, dėl to ir užvaldžiau, nes kiekvieną kartą už bazarą atsakiau realiai tam Jungle King'e. Ir dėl to pamilo, nes veiksmai šneka, o ne kalbos pas mus. Dėl to ir pamilo realiai. O kaip manai, dėl ko tavęs nekenčia? Nes atsakau už bazarą. Nes atsakau už bazarą, padarau viską, ką pasakau. Tiesiai šviesiai pasakau visiems kaip bus, kas ir taip atsitinka. Ir tame esmė, dėl to ar manęs nekenčia, gal. Ir kaip manai, kas šiuo metu tavęs labiausiai nekenčia? Tai mano visi hateriai, visi laižytuvai. Give me number 1 or number 2 hater. My number 1 Dirštys. Net atsirė. Į sveikatėlę. Į sveikatą tau, seniai, kur visada aš tau į sveikatą norėjau palinkyti. Viršilą, tai tavęs net nematau. Visi jūs, visi realiai, visi, kas kažką bando siekti, aš top notch laikau. Aš jums rodau, kai Selas sako, aš laužau standartus, aš laižau standartus. Tai tame esmė, jums visiems viskas aišku, mano tikrimis niggas, we here baby, we Gucci, laižom, kol prilaižom. O jeigu turėtum galimybę susitaikyti, ar susitaikytum? Nesusitaikytum, nes aš jau visada, kaip jie darė tą šūdą, aš buvau susitaikęs su tų šūdų ir aš jiems tą pasakiau, kad aš matau visą tą šūdą. 10 kartų, kai pasakiau, kad aš matau tą šūdą, ką jie daro ir jie toliau darė. Tai jie nesusitaikė, kad jie daro šūdą ir tame esmė, jie negalėjo, nes gerumo, silpnumą žmonės ima ir jie negalėjo susitaikyti už tą. Renaldai, o gal jie galėjo susitaikyti su tuo, vien dėl to, kad žinojo, jog bus labai daug? Pinigauskų. Tai jie laižė, žinai, tuos pinigus, kol tų pinigai juos prilaižė. Ir kur tas Jungle King'as dabar? Kur ta įmonė? Kur ta įmonė? Kiek ten pala dabar sėdi minuse? Minusas, esmė, kad aš jūs perspėjau prieš šitus minusus, prieš viską. Aš jums pasakiau, kad... O mogot, Renaldai, dar labai noriu iš tavęs vieną dalyką, suot apie Viršilą. Kas?
ką tu manai Big legs, na, apie viršilą išgirstu. Jisai vadina jį big legs, bet Big aš jį legs. vadinu tiny legs. Tiny legs. Aš tiny legs sakau, jis sako big legs. Papasok, ką? Bet mes kaip su viršilo kalbėjom, gal aš net nesakysiu dabar dar šį kartą, ką jisai man sakė, Taip. tai dėl to paklausiu tavęs tavo nuomonės. Ką tu manai apie tą įvykį Jungle King'e, kaip jis nepilnamečiui Ingos Budrienės sūnui trenkė į veidą už tai, kad jį pavadino kažkokiu, tai nežinau, ar ten buvo keiksmažodis, ar šiaip kažkoks žodis, aš nelabai gilinausi. Užlaižė tą viršilą, kaip turėjo jisai būtų užlaižytas, nes dabar suprantam viską, kaip jisai laižo. Aš viską sutvarkiau tam įvykį, kad viršilai nebūtų nei teismų, nei nieko, susitariau su vaiku, pasakiau, kad tu negražiai darėjai, taip toliau. Viršilą pasididžiavo, aš išgelbėjau jo šikną ir tame esmė jisai pasididžiavo, kad kažkokiam nevykėliui užpisau, nes jisai nematė didelės varkės. Aš jį išgelbėjau ir tame esmė jisai nenorėjo įsigelbėti, nes jisai baisiai pasikėlęs nuo tų didelių kojų turbūt, jisai turi tų didelės kojos turbūt, per didelį guminukai ten pas jį ir tame esmė. Aš tave seniukai net išgelbėjau ant šito įvykio ir tu tame toliau laižėjai, kol tave prilaižė ir tipo ten verki, kad pinigų nėra, nes tave teismai užvažė. Čia pinigų yra, nėra bus, kaip sakoma, tai tame esmė jų yra sen, bet neskalbkit, nenaudokite žmonių, tai va, Renaldai, nelaižykite žmonių. Ką tik tu šitą pasakėjai ir dabar kaip jisai pakvietė, ką mes paliksime kitoje laidoje, ką aš labai noriu pasakyti, ta prasme, apie viršilą, ką jisai padarė, patekęs į bankrotą, praradęs, kaip jisai dabar toliau plauna pinigus. Tu gali plauti, kol tave priplaus. Ir man Diršys sakė, tave bando nulaižyti visa Lietuva ir tavęs nelaižo. O čia paskutinis laižytojas, jeigu nori tave nulaižys, aš ne tam čia esu, kad tave nulaižytų, bet pradžia yra. Ir mes laižysim, kol nulaižysim. Laižė, kol prisilaižė, o tu prisilaižėjai. Viskas tavo aišku. Bet manau, kad jau jie nebe draugai, ar ne? Aš nemanau, kad jie buvo kažkada draugai, nes aš mačiau visada, kaip viršilą. Pavydėjo. Jo, Dirkštį fotografuoja ir matau pavydą filmuoja. O aš Dirkštį filmavau ir aš jam tik gero linkiu. Jo. Tik gero žmogui, kad tai jisai tobulėtų. O mane Dirkštys filmuoja ir kai kurva. Kai kas tau yra lydeka, aš kurą Moby Dickus gaudau, tau viskas aišku, kurva, tu ne ten pataikai seniai. Viskas aišku, kurva, yra, nėra fucking bus, yra, kas yra, bitch ass nigga. Renaldai, kas dabar tavęs laukia šiame pasaulyje? Walking my way downtown, Folding Fest, kas manęs laukia? Aš valdau viską dabar, gavau 33% Jungle King'o. No way! Jo. Užlaižiau taip, kad aš jau trečias būtų savininkas jo. Nebuvo, nes jie prisiskolinę. Tame esmė, dabar laukia, Utmo manęs nelaukia, nes ir ten laižo, ten pasiūlinė buvo kova. Manęs laukia big arenas, big doings, big shit. Lietuva ne ten buvo, ne ten pataikėm. Tai karočią, big things is fucking waiting for me. Ačiū jums. Duosim supratimo. Jeigu jie negali, jūs gali. Važiuojam. Big yra. Nu ką aš kelia. Šiandien susirinkom conclusioną padaryti apie Jungle King'ą. Kur jisai iš viso? Kur dingo? Kas atsitiko? Kaip? Kur jisai? Nes nėra matyti jokių kovų, nėra matyti Dirkšio su Viršilo kartu. Žinau, kodėl Dirkšio ir Viršilos kartu nematyti? Nes jie būtų parsidavę, baisiai, buvo geriausi draugai, pas jūs Hollywoodą Lietuvoje čia užkūrė. Aš tai viską mačiau nuo pat pradžių čia, pas juos tokios varkės, tai kur jie dabar geriausi draugai, best friends, kai SpongeBobas ir Patrikas buvo eterį visada ten kaip pinigėlį kapsėjo, taip toliau, dabar skolų bilinkiek yra, dabar Dirkšio ir Viršilos nėra nematyti eterį, ne? Susipygę turbūt, viskas aišku, aš visada viską žinojau. Tai dabar atėjau paaiškinti, čia bus conclusionas apie rezultatai, kas atsitiko nuo viso to grybo, ką jie pjovė ir perspėjo su Kušaika. Jūs sakau, degsite, negražiai elgitės su žmonėm, negražiai su savo kovotojais elgitės, su viskuo, ką jūs darėte, aš jūs perspėjau visada, kad taip nedarykit, nes bus negerai, karma ras adres atgal. Ir tame esmė, kur Jungle King'as, jo daugiau nebėra ir jūs 100 000 skoloj,
draugystės tarp jūsų nėra, broliai, bratkos, dirštytų mane vadinai, bratka, šeima, tai geriausių draugų. Atrodo, aš jaučiausi kaip tavo tėvas, realiai, viską mano kopijavai, kaip mano mažas vaikas, viską darėjai. Kiekvieną žodį dabar iki šiol dabar kalbė, tu supranti. Tai tame esmė, Gucci, seniai, kaip tu elgėsi, kaip taip galima, viršilai irgi jūsų buvo. Tai dabar paaiškinsim, kas tikrai atsitiko, nes podcastas, you saw it, was Gucci, pat dar geriausias podcastas Lietuvoje, taip, yra. Nes čia yra vien faktai, no cap, no fiction, be kepurės, čia viskas vyksta. Tai tame esmė, dirštyje, pradedam nuo kurio pirmo varianto, ne? Nes tu man 4 variantus ir dar 100 variantų buvai padaręs, bet mažiukai. 4 didžiausių pradėsim. Tai vienas variantas yra toks. Prisimeni McGregorį. Man net McGregor nepatikdavo, nes aš jau savo temose vaikščiate, žinai, jūs tą nekaloja, tu dar jaunas vaikas, mano vaikas, aka wanna be him, you call yourself him, but I'm him, so you wanna be like me. Kiekvieną judesį tu mano kopijavai. Bet dabar dar kopijuoju šnekėti, tu nustok šnekėti kaip aš, seniai. Like, I'm fucking tired about seeing, kad tu šnekė viską, tą patį žodis prie žodžio kaip aš. Tai mes einam Vilniaus gatve, ne? Einam Vilniaus gatve mes. Ir aš net prieki jūsų 15 metrų, nes aš nenoriu su jum eiti, nes, McGregoris, McGregor, tu maladės, bet, kai tu prigeręs, tu darai nesąmonės, daug garso darai, taip toliau. Einam ir McDonald's kokie 15 metrų, ne? Aš prie pat McDonald'o, jūs dar tik teisė perėję par. Ir kažkokie tai velniai eina gatve žemyn ir McGregorį iškolina, kad jisai duhas, kad jisai čia ant kelinių kažkam, kad jisai vis tą cik darė, taip toliau. Bet McGregoris turėjo širdies ir to užsimojo, užsimojo iš karto. Man patiko baisiai, kad McGregoris iš karto užsimojo. Kas atsitiko? Laižytuvas, naikintuvas nuo McDonald'o. Nes visi jau jie pradėjo mušti. McGregorį, o tu diršty stovės, tavo darbuotojas, kur dirba tau, kaip ir aš dirbau, bet tu man dirbai realiai. Jį muša, tu stovi, semi, aš parbėgu, Superman punchau, ping, nėra iš karto, tik tai žiūriu žmogaus, ar jisai nenusileis ant galvos karočiai ir kad jam būtų viskas Gucci, kad aš galėčiau tęsti kovą, nes tu stovi. Sunku nešnekėti apie šitą šūdą, bet reikia visai Lietuvai išgirsti, ką tu čia laižiai, seni, nes prislaižiai baisiai. Bum, tas guli, žiūrau, atsikeli. Tars nokautas, su kitu kapotis, tu toliau stovi, kitas ateina. Tu stovi toliau, su visais kapotis man reikia, McGregoris irgi kažkur dingęs 3-1, ne? Vėliau tas vienas buvo, kad čia pati, man atrodo, jis buvo kovojęs, nes jaučiau, kad jisai persmė, aš prigeręs, aš prilaižęs, kaip sakoma, taip toliau. O tu niekada nelaižai nieko, bet dabar jau gersi, man atrodo, po šitų dalykų, tai jau tikrai gersi. Tame esmė, aš jį permečiau ir pasivimčiau ant savęs. Ir aš supratau, jisai kaip baby koala, kai kokiais kengurų, kokius prisiglaudė prie manęs, nesuprato, jeigu jisai balansą atsimes nuo manęs, jisai praves ir aš jį tada suvanosiu. Užvanosiu, tai jisai prisigaudo prie manęs kaip mama prie vaiko. Kaip tu prie manęs, aš tavo tėvas, tu mano vaikas, prisiglaudė. Ir aš žiūriu, aš sėdžiu, aš nustojau net kovoti, nes aš supratau, kad jisai bijo baisiai manęs. Ir aš čia žiūriu į tave ir tu šypsaisi, seni. Tu šypsaisi, kad tau patinka, kad tavo draugas su barščiais nosis tada ir sulaužė. Nemiližinos kaip prieš kovą, dėl to ir nutraukė kovą, kad leidai nutraukti kovą. Nes pinigų reikėjo daugiau ir laiminėjau tą kovą. Tu seni, taip laižiai, seni, kas tau yra, seni? What the fuck? Tu seni velnės, tu nesu Dievu dirbę, tu vilniauji, baisiai vilniavai ir aš viską mačiau ir aš kentėjau, real top G in charge. Tai tame esmė, jisai prisiglaudęs, aš žiūriu į tave ir sustojau net kovoti, nes tu šypsaisi, o žmonių kiek aplinkui. Net nežinau, kai jie buvo paviešinta šitą informaciją Vilniaus centre. Ir aš tada supratau, ką tu dar darai. Prisimeni pas tavę, sakai, tu ten steikus valgydavai, haus pizdavai, kur man įdomios tos haus visada buvo. Jeigu tu ją palitai, aš jos neliesiu, nes you're not fucking them haus. Them haus is fucking, tu galvoji, tos mergos ateina, jos ateina, dėl tavo dėmesio, dėl taip toliau. Ir tame esmė, tu jų nelaižai, o jos tave laižo, seniukai, patikėk. Jos dar dėmesio ten ne dėl tavęs, tiesiai šiesi. Tai aš sėdėdavau taip toliau. Prisimeni tą mergytę, kur modė, sakė, buvo mergytė, net ne apie šitą. Prisimeni, kai sumokėjom už Boltą.
tos mergytės iš kaimo atvažiavo, kažkur tai sumokėjom per pusę už boltą, taip toliau. Tu mane maitinai dar irgi. Sumokėjom už boltą, ne? Atvarė. Tavo pusbrolis prisičiūdino, baisiai prisičiūdino tavo pusbrolakas, mes 3 gyvenom Vilniuje, ne? Ten aš tada buvo nauji metai irgi užkiau, nes prigėriau biligai, nes prisičiūdino, nes taip nesidaro. Ir kurni, turbūt buvai taip prisišnekėjęs savo pusbroliui apie mane, nes turbūt apie mane už nugaros visiems šnekėjai. Ir jie atvarė, aš taip prigėriau tikrai ten tą vakarą, jie atvarė ir 4 mane sudaužė, kol aš miegojau, seni, tavo hatoj, tavo hatoj, su teleskopais, su dujom, su viskuo ir aš neatsikėliau. Aš neatsikėliau, kitą dieną, kai atsikėliau, dėjojau visus dalykus, kas atsitiko, nežinau, kad prilaižiau bilinkį, ne? Žiūrėjau, dėlioju, rinkės, va tai, o čia kai mentas mane būtų mušęs, ne? Tu mentas diržti, praiduoti kiekvieną savo brolį biaučių bazaras. Rinkė, žiūriu pas mane, plaukus nuėjau į dušą įsiplauti, pradėjo visas dujos bėgti. Supratau, kad dujų gavau vakare. Tavo hatoj, tu leidai jiem man tai padaryti, seni. Tavo hatoj 4 atėjo, okei, tada įsiblaivinam, mes visada įsiblaivinam po tų tokių, reikia hard work dėti, ne? Hard work, motherfucker. Ir tada tame esmė, jis tada pasirodo, gal 4 valandą, aš 12 gal atsikėliau, ir tada pasirodo vėl, galvojo, kad jie kiti. Mačiau, kai jūs bėgot, kaip aš jūs susitikau Klaipėdoje, būdų į kitą parduotuvę. Viskas aišku, jūs nevykėliai esate, bomžai, vapšie, nevykėliai. Big all the smoke. Kročią, saugu nešnekėti apie tokias temas, kaip taip gali žmonės daryti saviems, kuda tau tik šaibų pralaižiau ir taip toliau. Ir tipo mane brat šeima vadinai, tai tu nors žinai, kas šeima yra, nors žinai, kas Dievas yra. Jie ateina, pasirodo vėl 4. Bing, bet aš jau tada nepripisęs. Ne, aš jau negirtas, ne, dėkšty. Aš galvoju, kad tu išvaręs, tu mėgoji, tu leidai antrą kartą atsitikti, nes tu jau žinojai visą, tu norėjai, kad man būtų blogai visada, seniai. Tiesiai šviesiai, tame esmė. Bet čia kai esi širdį, seniai, tave reikėtų, tave ringį uždaužysiu, kai obolį tiesiai šviesiai, bazaras. Jie ateina ir aš jau neprilaižęs, ne? Ir tame esmė. Jis tada įsitraukia peilį, įsitraukia teleskopą. Tavo hatoj, seniai, kol tu apsimeti, kad tu miegi, seniai. Nes tu leidai, tu norėjai, kad man visada būtų blogai būtų, ne? Įsitraukia peilį, teleskopą, dar ten kažką, aš karto bing už kėdytės. Big, kas yra. O, jau suprato, kad laižytuvas neprilaižys, ne? Suprato, kad jau įmenė juda ir kažkas lūž, kažkam tai ir pasakiau, kad kažkas tai bus užvyti. Galima arba tyties, jo, opa. Suprato, kad kažkam bus negerai, su šmaikos ir pasakiau, kad kažkas žušienė. Suprato iš karto, kaip viskas yra. Ir išėjo. Ten buvo dar tavo Elipos bratakas ir jo vanilo draugai, kur aš jūs sakau, jūs bėgote jau vieną kartą ten kitos vargės, dar jūs man skolingi pliauskom būsit apšerti. Big. Tame esmė, aš po viso šito, žiūriu, tikrai tavęs galvoju, namuose nėra. Žiūriu, batai visi yra, taip toliau viskas yra. Presta, tu turėjau tavo duris, dirštys, kur guli. Pro tą visą šturmą, tu pramiegojai, tipo ezelė. Tu vakai nevykėlis, tu toks esi gyvatė, toks lyvo žmogus esi, seni. Aš tave ringę sudaužysiu, seni. Aš tau bazaras, porą mėnesių mes susieisim, aš tave užlaižau. Bilin kur, gatvėje susitiksi, aš tau nenykas. Aš pamatysiu gatvėje, tu pats žinai, kaip yra su manim. Tu matei mane action, matei, kiek kartų aš buvau action'e, aš tave užlaižysiu. Stay ready. Stay sharp, kaip tu sakai, stay sharp. Look at my eyes, Chaiko. Eyes don't fucking lie. Karočią, tada, kaip tas įsiklės yra. Bros before hoes, ne? Sani, bros before hoes. You like hoes before bros. You just like fucking hoes. Those hoes. Sen, aš su 2 mergaitėm, tu mane, aš nepajudėjau su jom, nieko nedariau su jom, tiesiai šviesiai. Parsivedžiau vieną į hatą, gerai laiką praleidau. Nes tu ją buvai palietęs, o jinai baisiai maladės, mergytė buvo tokia, bet jeigu tu lietėjai, aš jos gyvenime neliesiu, tiesiai šviesiai, ir aš tokią taisyklę turiu, tiesiai šviesiai, ir neįdu taip, kai tu kai kekšė, savo šį. Pirma esmė, aš jai pasakiau, aš tavim glumė, kol tu steikus valgiai ir tas haus laižiai, tai aš, karočią, gulėjau, ramus buvau visą laiką, nes
goals before girls, bro, hard work. Tipo, jeigu man visada hard work, dėl to tu nieko nepasieksi, seniai. Tiesiai šviesiai, dar būsiu dabar užlaižytas ir dar nukristas rengiai, tiesiai šviesiai. Tai aš atsivažinu po gabalą įrašiau, no cap rašiau, you are all cap. Gabalą dar į studiją nuvariau, parūkėm, pačilinom, cigaretę parūkėm. Ir tame esmė, aš užmigau, užmigau ten ir atsikeliu, galvoju, gal mama išvarė, ir atsikeliu, žiūriu, batai vėl yra, kaip ir tavo batai buvo, kiti visi tavo, žinai. Ir kruačiu, ateinu į tavo kambarį, pas tave, viskas gerai. Supykau viduj truputį, nes kad tu taip toliau darai, aš tave buvau perspėjęs milijoną kartų, seniai. Aš tave milijoną kartų buvau perspėjęs, seniai, apie tos, kad man nedaryti. Ir gerai, kad aš jos neleičiau, nes kaip gali taip parsiduoti žmonės, karočią, tiesiai išėjim. Tai baisiai parsidavęs, brišilo, tu irgi taip baisiai parsidavęs. Abudu. Next. Jinai pati atėjo, ne, tu už rankos atėjai, jinai mėgojo normaliai, karočią, nes tu steigus valgiai, aš mėgojau living room, jinai mėgojo ramiai ant stavišo, o taip, ne, ir tu atėjai, ateik, nes tu galvoji, kad tu lažytuvas, bet tu realiai didžiausias valytuvas, ką aš matęs. Antras dalykas, kai tos mergytės Klaipėda, kur labai normalios buvo, vyresnės buvo ir tau neparimaiš, bet tu visada norėjai būti kaip aš. Nori viską lažyti kaip aš, daryti viską kaip aš, negėti kaip aš, nes tu supratai, tu negalėjai prie mane spendėti niekur. Ir tu supratai, kad, visko noriu, ko šitas laižytuvas, kaip ir kas ir kur. Ir mes ten vaikščiom su jom, mes susitikom su jom, taip toliau, tari. Ir tame esmė, aš parsivedžiu tą namo, nes ten gyva, buvai cool, kažkokias tai parsivedžiu namo, mes normaliai pabuvom, počilinom, nieko su jame dariau. Ir tu net grįžai namo ten vakare, duris net palikai, visą duris savo užsidarai, aš viską, I'm top G, I pay attention to everything, duris užsidarai, palikai net duris savo atvarys, kad vidėsi, ką aš nekam, ką šilinam, seniai, toks valytuvas vaflis esi. Ir tame esmė, tada išvažiavo kitą dieną, jai reikėjo, nes jinai buvo normali, išvažiavo kitą dieną ten savo darbą mėnesių, ten laivo kažkur tai, ir grįžo po mėnesio, ir man pasuko pirmam, ir sako, ar gali atvažiuoti į Klaipėdą. Sakau, nevažiuosiu į Klaipėdą, dabar aš čia kažką tai darau, Ir ką, tam irgi judintuvė buvo, gal judesį. Aš tokiom gerai, kad aš nieko nelaižiau ir nedariau. Tai tame esmė, jinai tau pasuko. Tada, net grįžti irgi. O ką tu, bros before hoes, tu nuvarėjai? Ir kaip ten baigėsi, aš žinau, aš ją taip psichologiškai suveikiau, jinai man viską pasakė, kad tu ją laižiai, kad tu nori būti kaip aš, bet tu niekada nebūsi kaip aš, seniai, tau 5 gyvenimų, 20 gyvenimų, kaip aš, tau niekada nebūsi kaip aš. Tai aš galvoju, kad mes daug šalbų kartu darysim, o supratau, kad Dievas mane atsiuntė tave pamokinti. Suprantate? Tai va, Dzūkijo on top, Alytaus on top. Dabar du viršilą. Uoje tau irgi. Tau irgi. Pagėsim. Tau irgi siliukai. Bilinkas, seniai, bilinkas. Dar žinai ką. Visai normalus atrodė ir geras širdį, bet parsidaręs, kai 2 kapeikos badarės, abudu jūs tokie vėliaujat. Ok, pirmas dalykas. Pavydėjot abudu baisiai pavydėjot viską, matėt, bandėt mane laikyti po padu visą laiką, šlepėt mano milžino kovų, pinigus darėte, bandėt iš manęs daryti, taip toliau, pamatėt, kad įmonė didžiausia esu, karočią, kad atsakau už bazarą, kad kovoju kaip žvėris, kai viską darau ir kad jums būtų tik tai gerai, kad jūs pūstų ir šilą. Tu tik tokia savo duchinį faną, tu prašai kapeikų pinigų iš visų tų žmonių, seniai, vien prašai kapeikų, tu buvo su tavim gyvenau 1 savaitę. Klaipėdoj prieš to Tomasino, kur aš tave užmotyvau, kad tu keliniai tą mestai, kad tu pasiruošti, aš tave paruošiau tai kovai, viską užlaižiau nuo A iki Z, kad tu pasirodai kaip kovotojas pirmą kartą savo gyvenimą, nes tu motivaciją gavai iš tikro žmogaus, iš gero žmogaus ir triko trenerio. Ir karočią tu ir kiekvienus suminti ir pasirodė kaip kovotojas, nes tau to reikėjo, nes tu pripratęs aplinkui būti fake shit, bullshit, pavydą. Tu net filmuoji diršti ir pavydį, jūs vienas kitam filmuojate vienas kitą ir pavydite vienas kitam. Kur jūs dabar esate, broliai?
kur jūs esate, aš jūsų eterį net nematęs, kur kartu Jungle King buvo bratkos, čia geriausi draugai, tai skolų prisidarė, pinigų. Karas šitą man esmė. Viršėl, aš turėdavau ausinę susidėti, kaip tu šnekitam tik tokia, kai mes kartu gyvenom pas Diršo tėvuką, Saulius Maladec. Saulius in the house, prisimenu, kai tą televizorių išmetėm per langą, yra Maladec. Karočią, aš negalėdavau tavęs klausyti, kaip tu prašai tų pinigų, kaip tu viską ten laižai tuos žmonės. O tu žinai, kas didžiausia yra dalykas? Kad tu juos duchnai vėliau. O, šitai debilai man davė, bilin, kiek pinigų, man kūnai, man čia tarė, jie kūnai tokį debilai, man čia 1000 duodė, tarė, o čia nevykėliai. Mano pažįstamus apgurnėdavai, VIP sėdynės, taip toliau. Seniai, tuos laikrodžius, kur tavo švyžintys laikrodžiai būdavo, taip toliau. Tu parduodavai tuos laikrodžius ir vėliau savo fanus duchnindavai, seniai. Ar tu supranti šitas vargas, kad taip nesidaro šitą žmonėje, čia yra blogi dalykai, čia karma, jūs rastat gal. Karma jums atėjo. Aš jūs laižau dabar ir dar abudu ringę užlaižysiu. 25. Ar jums viskas aišku? Viršilą aš dar turiu belinkį parako apie tave, bet dabar yra kaip yra. Tai dabar apie Dirkštį ir apie tave bėg. Pasijuoksiu, aš tiesiai šviesiai apie juos, nes jūs mane laižėt ir galvoja, aš jūs laižiau visą laiką, bet aš gerumas, aš buvau ištikimas jums, kai geras žmogus, kaip visada, ir jūs baisiai prisilaižėte, vyrukai, ir dabar aš jūs nulaižysiu ringę, tai Viršilą norėčiau tavęs pirmo, susitarkit, jeigu jūs dar draugaujate, bet jaučiu, kad nedraugaujate, nes jūsų nieko nematė, jūs pasadavė, tik už pinigus, tai Viršilą tavęs norėčiau pirmo 2 mėnesių bėgį, ir Dirkštį aš tavęs norėčiau iki balandžio. Ir čia ne balandžio pirmoji Dirkštį, mes čia Dzūkijoj big atstovaujam, aš tave nulaižysiu nuo vaizdo. Šiaip taip, žinai kas yra? Aš dabar darysiu internet wars, interneto karai, kur galės žmonės įsiaiškinti, kur ten visi šnekučiai, taip toliau, nes aš sakau, bazarą aš nežinau, ko aš darau. Ir dėl to, žinai, ką nedariau, nieko ten per daugiausiai save saugau, nes arba kalėjimas, arba ligoninėje, arba po žeme. I'm real top G, I'm real top gangster. Aš buvau su tais tikrais gangsteriais, labai rimtais ir taip toliau. Ir čia jūs, kur Lietuvoje tokių nematė realiai, taip toliau. Nežinau, kas čia davėsi aš tą gyvenimą pakeitęs, bet aš ten buvau. Tai tame esmė, vyrukai. Aš jūsų abiejų noriu už karmą, už teisingumą. Jo, jūs abudu kovotojai, okei? Pažiūrėsim. Abiems visas aišku, jūsų sveikatą, palinkėsiu tik gero, skanaus, ne prie mano stalo. Big.